visi, čia Robertas iš Vuho LT. Dabar mes mokysimės Photoshop, Adobe Photoshop ir bandysime padaryti labai įdomų efektą, tai yra nuotraukų efektas. Na, čia kaip pavadinsi, taip nepagadinsi, bet tikriausiai žiūrėdami mano pamoką suprasite, ką čia mes norime padaryti. Taigi įsikeliame paveikslėlį į mūsų kompozicijos langą Photoshop'e ir mes norime susikurti nuotraukas, būtent nuotraukas šabloną. Taigi nuimame spynelę nuo šio sluoksnio, duplikuojame jį ir paslepiam tą paskutinį. Dabar susikūrėme nuotrauką šabloną. Nuotraukėlė mūsų bus maždaug tokia. Ir mes lyg ir norėtumėm, kad mūsų nuotrauka atsirastų štai šiame langelyje. Taigi mes atkopijuojame dar vieną šitą nuotraukos šablono dalį. Sumažiname 10% ant abiejų pusių, tai bus 90. Ir truputį apačią pakeliame viršų, kad gautųsi į nuotrauką panašus šablonas. Žinoma, pakeičiam spalvą į juodą, nes mes žadame daryti clipping masks. Ir dabar, kas yra juodoje spalvoje, kur yra juoda spalva, tai bus permatoma ir matysis mūsų nuotrauka. To jau viską parodysiu. Uždedam mūsų paveikslėlį ant pačio viršaus ir padarom jį clipping mask. Spaudžiame Layer, Create Clipping Mask. Ir kaip matote, mūsų nuotraukoje mes ją galime kilnoti į visas puses ir mūsų paveikslėlis bus vienoje vietoje. Taigi nustatome, kurie norime paveikslėlį ir atkopijuojame visus šiuos layerius. Duplicate. Štai turime mes dar vieną nuotrauką. Ją galime jau kaip nors mandriau pasukti. Ir patį paveikslėlį patraukti štai ir gauti tikrai neblogą efektą. Sukuriame kokią nors grupę, katalogą ir sukeliam visą nuotraukų gabalėlį, šabloną į grupę. Ir čia pavadinam foto. Čia dabar bus foto 2. Sukeliam tuos į foto 2. Taip, sukuriam kokią nors backgroundą, tai yra fono spalva, kokią nors gražesnę, kad neatrodytų taip monotoniškai. Štai. Ir aišku, galime dabar duplikuoti mūsų grupės. Duplikuojam grupę ir štai sukiojam įvairiais kampais ir gaunam tikrai neblogą efektą, kurį galime panaudoti įvairiai. Tai yra kuriant svetaines, kuriant kokius nors šablonus, kuriant plakatus ir taip toliau. Galime dar kokį nors tekstą užrašyti. Aišku, galime visą grupę convert to smart object arba merge group ir mūsų grupė patampa vienu sluoksniu ir mes jį galime editinti, tarkim, uždedam šešėlį. Štai. Truputį patrauksiu, kad matytųsi, uždedam šešėlį, drop shadow, štai jau mūsų nuotrauka yra su šešėliu, nustatome šešėlio kampą, dydį ir štai gaunasi tikrai neblogas efektas. Čia buvo Robertas iš Vuho LT ir sekite naujienas su Adobe Photoshop. Sėkmės!